Sveiki, su jumis Norvegijos žinios ir aš Dovilė, naujasis žinių veidas. Darbą Norvegijoje susigundę žmonės metę darbus Lietuvoje išpardavė turtą. Baigtas ikiteisminis tyrimas, kuriame įsidarbinimo bendrovė tariamo darbo Norvegijoje suviliojo 62 žmonės ir pasisavino beveik 50 000 litų. 3 asmenims pareikšti įtarimai. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai baigė ikiteisminį tyrimą dėl bendrovės Luksema veiklos, didelės vertės sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas dar 2010 m. spalį, kuomet į Vilniaus miesto 3 policijos komisariatą vienu metu kreipėsi apie 30 asmenų. Jie nurodė, jog turėjo drauge išvykti į darbą Norvegijoje ir išvykimui susirinkti nurodytoje vietoje. Tačiau niekas nepasitiko, agentūros patalpos buvo užrakintos, o darbuotojų telefonai išjungti. Buvo skelbiama, kad ieškoma įvairių profesijų darbuotojų, dažniausiai auklių statybininkų legaliam darbui Norvegijoje. Bendrovės vardu pasirašydavo sutartis dėl įdarbinimo paslaugų ir už šias paslaugas bei lėktuvo bilietą iš kiekvieno asmens paimdavo nuo 500 iki 800 litų mokestį. Kaip nurodo Vilniaus policija, nepraėjus nei 3 šios nusikalstamos veiklos mėnesiams, sukčiai išviliojo pinigus iš 62 asmenų, dažniausiai gyvenančių Klaipėdos regione, ir apgavo užvaldę 47 900 litų. Vilniaus policija primena, kad bet kokia apmokama įdarbinimo veikla, taip pat ir dangstantis konsultacijų teikimo sutartimis, yra nelegali bei yra draudžiama. Skandinavijos lietuvių motosezono atidarymas Norvegijoje. Motociklu 365 dienas per metus. Sezono atidarymą organizuoja klubas VRMC, nors klubo branduolys 1998 metais susiformavo Lietuvoje, klubo plėtra ir narių migracija nulėmė didėjantį narių skaičių Skandinavijos šalyse, visų pirma Švedijoje, o pastaraisiais metais ir Norvegijoje. Organizuodami sezono atidarymą, VRMC siekia tiek kartu pasivažinėti ir praminkštinti motociklus, tiek pabendrauti ir pašvęsti su tautiečiais. Taigi, renginys prasidės motociklininkų kolonus pravažiavimo apylinkėse, o po to veiksmas persikels į renginio vietą, kurį vyks įvairios rungtys tiek su motociklais, tiek be jų. Vėliau lauks apdovanojimai, Tomo Ivanausko gyvo garso koncertas, karštas kubilas bei vakarėlis iki paryčių. Renginys įvyks gegužės 11 dieną. Detalesnę informaciją rasite norvegijosžinios.com. Jeigu atsirastų prijaučiančių motociklininkų, kurie norėtų prisidėti kaip savanoriai, VRMC kviečia su jais susisiekti. Grupė Scan Bergene. Bergeniečių dėmesiui penktadienį gegužės 3 dieną 21 val. Naktiniame klube Metro koncertuos grupė Scan. Renginio dalyviais gali būti asmenys nuo 20 metų. Renginio organizatorius Music Bomb NO. Informacinis rėmėjas Norvegijos žinios. Bilietų kaina tik 250 kronų. Kviečiame palaikyti žymiąją pyragų kepėją Rasą. Tikimės, esate ragavę šios tortų meistrės gaminių. Šiuo metu Rasa dalyvauja Norvegijos TV3 konkurse Hele Norge Baker. Balsavimo instrukcijas matote ekrane. Šios savaitės balsavimas baigėsi sekmadienio vidurnaktį. Post scriptum. Rasa, Norvegijos žinios linki jums sėkmės ir laukiame jūsų pyragų. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Dovilė ir Norvegijos žinios. Taip pat nepamirškite, kad Norvegijos žinios yra puiki vieta jūsų reklamai. Dėkojame Mindaugas Studio.